Palaiminti liūdintys, jie bus paguosti. Šie Jėzaus žodžiai paliečia labai tikrą žmogaus patirtį. Liūdesys, apie kurį čia kalbama, nėra tik laikina nuotaika, kuri kada nors praeis. Tai liūdesys žmonių, kurios gyvenime lydi nesėkmės, sunkumai, netektis, lygos, nusivylimai. Tai liūdesys tų, kuriems tenka ilgą laiką nešti naštas, kurių jie patys nepasirinko. Tačiau taip pat tai yra ir dvasinis liūdesys, skausmas dėl savo nuodėmės, dėl nutolimo nuo Dievo, dėl pasaulio, kuris vis labiau gyvena taip, tarsi Dievo nebūtų. Šis liūdesys dažnai eina kartu su vargšų patirtimi. Patirtimi, kai esi bejėgis ir negali nieko pakeisti, kai esi pažeidžiamas kitų akise, kai esi priklausomas nuo kitų žmonių. Taip, Dievas visada įžengia į žmogaus tikrovę, kokia jinai bebūtų. Jis nebijo skausmo, bejėgiškumo ar liūdesio. Jis ateina ne tada, kai viskas sutvarkyta, bet tada, kai žmogus labiausiai yra pažeidžiamas. Tačiau žvelgdamas į žmogų, prispaustas skausmo, bejėgystės ir liūdesio, kokią poziciją renkiesi tu? Kokią poziciją užimu aš? Ar liekame nuošalyje, guosdamiesi žodžiais, Dievas su tavimi, jis paguos liūdinčius ir nieko nedarome? Ar vis dėlto leidžiame Dievui veikti per mus, tapti jo guodžiančiomis rankomis, drąsinančių žodžių, išklausončiomis ausimis ir mylinčia širdimi tam, kuris šiandien kenčia? Palaimintos dienos ir gero apmąstymo.